Kaunas. Kauno oro uostas. Liko 2 valandos iki skrydžio. Kauno oro uosto privalumai: ėjimas pėstute iki lėktuvo, grynu oru. Mūsų autobusas. Judėsim į miestą. Įdomu, ar tilpsim. Ura! Viešbutis. 4. aukštas. Tikiuosi vaizdas į baseiną. Liuksas. Su vaizdu į baseiną. Žinau, liukso klasė. Turim svarstyklės, labai graži kriauklė. Dekoras irgi visai neblogas. Biški nejauku, kai tiek žmonių čilina balkonuose. Kaimynai, sveiki. Kalbam su Aiste, ką pasirinkti. Ir radom gėrimą tokį. Kai įperki 4 žvaigždučių viešbutį, bet vakarienės tingi eiti. Labas rytas. Kažkas išėjo pabėgiot. Spėjo 8. Reikės paieškoti per Find Me, kur jinai laksto. Mūsų bardakėlis. Ir visai neblogas oras su vaizdu į jūrą. Nu ir baseiną. Gaila, kad tas baseinas kažkam pavėsė. Spėju neišeis pasideginti labai. Aiste kažkur ten. Aš viešbutį. Visai neblogą ratuką jinai čia užsibrėžė nuo ryto. Leturisto. Pusrytito. Šito tai pabėgimo. Ateinam į pusryčius ir Aistės lobis tiesiog styro. Nu ir tuos sakė suvalgys. Stotelė turkiškai kavai ant smėlio. Kažkada pribręsim išbandyti. Miestas statosi, pliažai baisus, bet jau galima degintis. Tu nesi vandens žmogus? Ne. O į Simi salą plauksim, taip? Nuplauksim, jeigu vemsiu per bortą, tai vemsiu, Nu gerai. tą salą labai noriu pamatyti kada, bet įdomu atsidengsime ir ne. Aha. Pasislėpus visai. Nu ką, priėjom prieplauką. Judėsim toliau. Aiste, tai jau čia viską apibėgo šiandien. Arbūzas ir vynas. Nori? Yes, please. Nu, man kaip pabandymai jo, bet aš suprantu, kad jie ten su meile tai daro, bet kažkaip tą jau sukiausi tavai įsipirkti iš mašinos. Kietai, laivas laive. Norėčiau ir aš būt katuku gyvent tokiuose prabangiuose vilose su vaizdu į vandenį. Kultūra, kaip tiktokai sako. Iki čia nebėgai. Vėjo malūnai, kruizai ir daug brangių jachtų. Tai jeigu nusiversi.
Misija pasikarstyti po griuvėsius. Siūlo jinai man vandenį. Nu, tai ne. Pasiūlyčiau kažką kitą, bet dar neišsiaiškinau, ar čia legalų gatvė yra gera. Kad tieks nedirba iš barų. Tai iš parduotuvės gali nusipirkti. Svajonių parduotuvė, kai turi jūros ligą. Sakė, jis ten nebeišeis, bet prieš tai jinai stebėjos, ar čia ta kriauklyčių valtis iš TikToko. Man atrodo, kad tai... Tas svajonių laivas plaukti. Ir tą pipį padaryta. Ir dar pipį padaryt. Žodžiu, visa prieplauka yra laivų su kriauklytėm. Ir visos tas yra iš TikToko. Ir jos visos iš TikToko, kadangi mūsų visa kelionė remiasi TikToko perliukais ir rekomendacijom. Tai welcome. Kažkas vilioja. Išsirinkai, ką siūsim su siuntom? Nu, vat, apie tai mes ir kalbėjom, ko mums reikėjo. Tik nusukt giliau. Prisėdom bariuke su vaizdu, dėl to, kad radom berniuką lenkiškai kalbantį, kuris kabino Aistę. Tai teko grįžti. Labai dailus ir su panorama. Khalil, ela partush dre, ela. Sakai, neverta. Tikrai neverta visiškai. Keleivis. Vairuotojas tai yra. Maistas. Ten pavalgyt. Labai gražios staltiesės, popierinės. Vaizdas ne pats gražiausias, bet svarbiausia, kad būtų skanus maistas. Interjeras. Viena taurė. Ir aliuko taurė. Viniukas nelabai, aliukas visai neblogas. Vaizdas, nu, ką žinau, neblogos tas maigės. Kaip į Gariūnus. Ai, nu kaip į Gariūnus, bet neblogos tas maigės. Laukia maisto, čia kolegos valgė, tai visai nebuvo labai viliojančiai, bet obs neblogai. Nespėjau nufilmuoti. Tomas. Pats Tomas atnešė maistuko. Ir Tomas ten yra. Čia Tomas. Ačiū, thank you. Čia atvirkščiai turi būti. Čia tavo chicken, čia mano pork. Atrodo taip iš tikro, jei atvirai. Gal bus skanu. Bet prisimink, kad Kipre buvo geriausia vakarienė, kuri atrodė lievui. Ką gero? Gerai, kad ne mano galvos. Maistą vertinu. Atsiprašau, maistą vertinu. Koks... Čia visi nega 8 iš 10. Vynas. Bet čia visai neblogai. Rekomenduojam. Tomas taverna. Palyginimui sėdėjo senukai, kurie išgėrė jokio susiraukimo su pasimėgavimu. Sėdė jaunimas
Vos vieną taurelį išlenkė. Visi susiraukia, pikti, nelaimingi. Tai mes šiais laikais alkoholio nevartojame, Jurgi. 32,50. Nu ką, važiuojam? Mūsų viešbutis ten. Koks 100 metrų iki jūros. Kažkas nori fotosesijos. Kaipgi be deserto. Pasirinkom pistacijų cheesecake. Rytoj bandysim spėju tiramisu. Pavargusios nuo saulės, nuo visko. Be desertukui antras skrandis atsidaro. Pas juos katinai visur, netgi ipa su katuku. Rytas užsimiegojusios, judėsim pusryčių ir į keltą. Artėjame link uosto. Standartiškai praeit senamiesčio likučius. Einam link uosto ir su Aiste vadinam tokias lokacijas, turinčios daug potencialo. Kalnai, kalnai. Ir neaišku, ar gerai einam. Vakar vaikštant radom šitą linką, nusipirkom naktį bilietukus. 20 eurų žmogui į vieną pusę, tai pirmyn atgal mum abiem gavus 80. Bilietus galima nusipirkti ir vietoje. Per dieną 2 kelionės į vieną pusę, 2 atgal. Nu, mūsų laivas 10:30 pajuda, o šitas jau. Nu ką, valanda 20 keltų. Ir būsim Sime Island. Po dešinę pusę Turkija. Ta mašinytė net neįsižiūri. O tu sakai, kelių nėra. Tie nameliai kaip saldainiai, ne? Pagal spalvas. Eini, girdi čiulbėjimą ir pakabinti 2 narveliai su paukštukais. Ir visi turistai vieną kryptį. Nuo 1803. Viskas kaip priklauso vandens sportui. Bet šiaip visi dar remontuoja viską.
balandžio galas, sezonas neatidarytas. Jeigu ne Aistė, nepamatytume tokių kadrų. Šeimininkas stebi. Gal ir gerai, kad pirkom tik kelto bilietus, o ne tripą su kokia ekskursija su keliom sustojimo vietom, panardyt, paplaukiot. Orelis, nu, plius 15 gal bus, bet vaizdas. Kavytė su vaizdu, eilinės problemos su atsiskaitimo aparatais, tigrini. Bandau ieškoti Seržo mėgstamiausio kokteilio, bet nerandu. Geriam kavytę ir priešais akis matome lietuvius, su kuriais skridom šalia, važiavom autobusu šalia, gyvenam ten pat. Nu ir dabar susikalibravę jaučiamės. Jie kažkaip ten, kur mes. Einam, žiūrim duris į piktžolių sodą, tiesiog įėjimas. Ekskursijos. Dar kriauklyčių. Kempinių. Vaikiškas auksas. Nu jo, mikrolino pagaliau gyvai galima pamatyti tik čia. Reketuoja. Klaidžiojam po visokias gatveles ir papuolėm į turgelį. Parodomoji kalnų ožkų programa. Pasikarstykim kažkur aukštyn. Apartamentai. Vieta turinti potencialą. Biški prie Šabakštyno, bet gražus ornamentai. Visi namai 1910, 14, 24 metų. Susigundam, vaizdas ne visiškai 10 balų, bet visai skaniai atrodė maistas. Kiekvienas stalas gauna po nuosavą katiną, kuris reketuoja. Sakė cute, bet jovalas. Tikiuos bus skanu. Džiaugsmas rasti padažą palaidotą po bulviam. Iki pilnos laimės tetrūko ledų. Grįžom į Rodą ir keliaujam atgal į senamiestį per naujus vartus. Šitoj pusėj gal dar nebuvom. Labas! Nu ką, dar viena lankytina vieta. Juokimės, kad vakar buvom prie pat. Trūko 3 žingsnių iki jos. Žiūrėjom ir Aistė suvokė, kad mes vakar išlindom per šitus vartus nuo jūros. Tai net
net ne 3 žingsniai. Žingsnis. Pavargę nuo darbo, komytė. Paliekam gražius bokštus ir pilis. Judam link namų. Grįžom po visos dienos atgal į viešbutį. Lyg tai norėjo lyti, keli lašai nukrito. Galvojam, ką daryti. Varyti kur nors pavalgyti, ar tiesiog eiti ilsėtis jau čia.